audio įrašas čia bus ir šiaip norėjau vieną tokią mintį užkibo šiandien. Daug blogų dalykų vėl tų pačių yra, nes priklauso nuo žmonių išsivystymo lygio, pavyzdžiui, daug kas. Ir pavyzdžiui, jeigu mes renkame visada, pavyzdžiui, arba bent daugumą į valdymą tautos mistikus, kurie atstato mūsų protėvius, grąžina jų darbus ir idėjas, pavyzdžiui, kad mes esame ten Dievo vaikai ir kad turime gyventi meilėje. Ir pavyzdžiui, jeigu mes renkame vien tik ateizmą, pavyzdžiui, bedevystę, tai pavyzdžiui, tada iš mūsų padaro biorobotus ir tos pelno nešėjus, pelno mokesčio ir tų mokesčių tiesiog nuo darbdavio, nuo maisto, nuo PVM. Mes gaunamės tokie pusiau zombiai, karočią. Bet pavyzdžiui, jeigu mes šventosius išrinkam karalius mistikus, kaip būdavo Indijai senais laikais, tai pavyzdžiui, tada ir bažnyčios bus sveikos, ir Dievas bus pas mūsų, ir gėrio bus, nes pavyzdžiui, tada daiktai bus tik priemonės, ir mašinos, automobiliai, rūbai bus priemonės. O dabar yra padaryta kaip gyvenimo tikslas. Pinigai ir kuo daugiau pinigų, namų, rūbų, daiktų prisikaupti vien dėl kaupimo, ta prasme. O pavyzdžiui, gyvojo vandens atsigerti nemoko, arba nemoko atgimti iš aukštybių, pavyzdžiui, žmonės. Ir labai slaptų tiesų, ta prasme, nemoko, nes nėra meilės žmonėms, nėra intereso, pavyzdžiui, kitas neįdomus yra, arba kitas yra tik sakau, kaip kažkoks pelno nešėjas, PVM nešėjas, ar kaip baterija, pavyzdžiui, fabrike naudojama tiesiog, kad kaip batareika ir viskas. Ir nuo to viskas prasideda, todėl mes sukursim pasaulį tokias vizijas, jeigu rinksime dieviškas vizijas, arba bent jau geros širdies žmonės rinksime, ir todėl bus geros vizijos kūrimas, ir to daugiau tų kančių, to mažiau kančių bus, ir visokių lygų, visokių nesąmoningų dalykų, ir to greičiau, kaip pasakyti, normaliai galės žmonės gyventi, bet tai todėl ir negali dabar žmonės gyventi normaliai, nes nėra sutvarkyta sistema normali, ta prasme, nenormali sistema tiesiog yra.